Maximus. Mes esam nuosavose žemėse ir mes, kur stovim, čia jau yra bunkeris. Iš tikrųjų ne, mes jo dar neiškasėm. Tai vat maždaug matmenys. Čia, čia ir ten. Tai čia gaunasi, kad matmenys yra 2 ant 3 maždaug. Tai va. Vat kas akmuo. Blin. Ale tai savo ir griovį kasam. Ak tu. Nu va. Oba. Nice. Ži, Augustas rado molinę šukę. Įdomu. Architektai, ne, archeologai. Archeologai. Taigi šitam vaizdo įraše mes viso bunkerio tikrai nepastatysim. Mes dar tik iškasim duobę. Bet aš manau, kad per 2 dienas iškasim duobę. Bent metrą tai tikrai. Bent metrą tai tikrai, suprantu. Žinai, užsiėmėm savo, bet žinai, norim, kad būtų gražu, patogu, geras bunkeris. Nes, žinai, nenorim būti kaip partizanai visiškai, bet tipo, įlini ten visas, žinai, susikūprinės nuo rusų slėpiesi. Bet tipo, pastatom gražų, didelį iš vidaus, o iš išorės nesimato. Toks ir tikslas mūsų yra. Užmaskuo taip, kad galėtum virš bunkerio praeiti ir viskas. Praeiti ir net nežinotum, kad ten bunkerį. Tai mes taip norim padaryti. Bet dabar kol kas yra sunkiausia dalis, kad tipo prasikasti pro visą vėlieną, pro visas šaknis, akmenis, kurie čia yra. Ir neduok dievų kažkoks metrinis akmuo čia pasiras, nes tada visas planas šunio to degos, ne. Tai va. O medieną tai mes čia iš aplinkui, vat, pasirinksim tokių nukritusių, didelių. Ištraukos tuvėlį ir kišu akmenį. Plauk, žiūrėk. Plauk, gyk. Plėsk. Lak, aš įstumsiu jį. Daug. Ką tu ten kėli? Oh my god. Dabar šitą pusę. 2, 3. Sunku, sakoma, žemė. Vaikai. Aš pasisau.
Trūksime šitoj. Iškosim šiandien duobę. Čia pilnai, čia šiandien iškosim ir to sieną sudėsim. Aha, Ir toj sieną sudėsim, poryt pastatysim bunkerį, va, bus tau čia. Va, ką reiškia pastumdyti akmenį ir biškį pakasti. Nebiškiu, nebiškiu. Vadas. Fuda, vadas. Daug energijos turintis daiktas halva. 200 gramų yra 1000 kalorijų. Va, čia yra pasakyta. Ar? Maistingumo deklaracija per 100 gramų energinė vertė yra 558 kilokalorijos. O čia yra 210. Tai reiškia, kad kalorijų yra virš 1000. Labai gerai jos yra užkas. Va tokie mažiukai, mažai vietos užima ir labai daug kalorijų. Tai va. Tas pats su riešutais. Čia kruša, seni! Čia kruša! Kas čia kruša? Kruša? Jo! Čia kruša! Kai kruša? Atšala. Ai, tu šiek. Meldiesi, kam? Kam meldiesi? Sorry, sorry. Ne, kaip degina. Ištrau. Prie stalo, jeigu įslygus vienu galu. Tai laukia mūsų vakarienė. Mes turim kiaulienos ir turim agurko. Tai kur kepsim? Mes kepsim tandaire. Čia yra toksai reikalas, kuris yra specialiai padarytas taip, kad jį užkuria. Ir tada, kada užkuri jį, jisai išdega malkos, plytos įkaista, įdedi pakabinį mėsą, uždengi su dangčiu ir ten būna kai orkite. Tai va. Tai mes tokią dalyką padarysim. Kad nereikėtų ant laužo kankintis kept. Tai dabar štai kas yra tandairas. Tandairas, nu tai realiai bačka išklota su šiluma su greičiomis plytomis. Iš apačios eina natūrali trauka. O per viršų išeina ugnis. Viduj, va tos plytos, kurios yra sudėtos, iš pradžių jos būna juodos, visų smalkių ir paskui jos pasidaro baltos kaip dabar. Tai reiškia, kad jos yra puikiai įkaitusios. Dabar tai reikia palaukti, kol išdegs žarijos ir tada išimsim jas ir tada dėsim jas. Opa. Kažkaip karštą bulvę. Dedam kept savo šašlykus mėsą. Čia tu taip 4 talpinsi, ne? Jep. Paskui čia viską uždengsim ir bus kaip orkaitė. Graži marinuota mėsa. Ir dabar
Du kėdė. Apkepę gražiai. Ir sultingas. Nu va, matai, kas yra tandairas gerai, ne? Nu va, kaip gražiai. Opa. Ir kepas, žinai. Einam valgyt. Nu ką? Pradėk, už ką dėkojam? Už labai fainai pradėtą projektą. Puikų oro, tipo biški padėjo, biški saulė pašitė ir už mėsą. Už tai, kad pakasim žemę. Jo. Vat dėkoju. Dėkoju už šitą šventą vietą. Ir už sveikatą. Nu, skalsaus. Čia, aišku, ne mūsų stilius. Mes taip valgyt. Ai, nu. Mes visada kaip gyvūnai. Valdžiausi, kad nesuvalgyt namuose šitos mėsos. Nu tai ką? Į lovą. Einam mes miegot. Ir tiek. Nu tai va. Vakar taip iškasim tokią duobutę. Dar vienas akmenas. Žodžiu, kai mes dabar darom. Vienas kas iš viršaus su kastu, čia šiupelis. Kitas šiupeliuoja žemės ir meta. Ir taip po truputį važiuojam priekį, paskui plėsim. Ir kasim šiaip visai geras ir greitas momentas. Nes tą tai be šansų ištraukti. Nei ten, nei su šakom, nei ten. Vieniem patiem čia ne. Nu tai va, duobė va tokia gilumo. To akmens mes neištraukiam ir neištrauksim, nes jisai milžiniškas. Tai va, toliau dar pabaigsim šitą projektą. Pradžiai visada sunkiau, bet po truputį važiuojam. Po pradžiai buvo velėna, šaknis, po pusės metro jos baigėsi, liko tik tai smėlis, žemės. Visi važiuosim, pabaigsim. Dabar kelsim dažniau vaizdo įrašus, bet trumpesnius. Ir po truputį padarysim. Su jumis buvo Elo gamtinės išvykos. Ir atsisveikinam. Susitiksim kitam vaizdo įraše.